Mūsų taip mielos, artimos giminės. O patyčios kartais patirtos ir skleidžiamos būtent iš jų, iš giminių, senelių, dėdžių, tetų. Ir kartais patyčios nekyla vien tik mokykloje ar iš bendramžių. Jos gali ateiti iš ten, kur turėtų būti meilė, saugumas, bet ateina iš tos giminės, iš šeimos, iš pačių artimiausių žmonių. Giminės žodžiai ar senelių kritika, dėdžių arba tetų komentarai kartais įstringa ar jau net yra įstrigęs taip giliai, kaip durklas į širdį. Jie gali būti tokie žiaurūs, nematyti, neapmąstyti ir tiesiog ignoruojant pasakyti ir tais žodžiais paliktos tokios gilios žaizdos, tikros ir taip giliai širdyje išlikusios. Ir kai patyčios kyla ne tik iš šeimos, bet dar ir iš giminės, tai jau iškreipia pasitikėjimą, saugumo jausmą ir meilę. Ir nesvarbu, ar tu vaikas ar paauglys, bet tu jau jautiesi vienišas, nesuprastas ir apleistas. Net ten, kur turėjai jaustis mylimu. Ir tokia patirtis gali palikti ar net jau paliko labai gilų skausmą, kuris šiai dienai įstrigęs jūsų širdyje ir sklando jūsų energetikoje. Bet kaip svarbu žinoti, kad tai yra ne tavo kaltė, kad niekas neturi teisės tave skaudinti, net jei daro tą artimi žmonės, kuriuos tu vadini giminėmis. Taip, energetiškai tu gali apsivalyti ir ji tave padės, išlaisvins tą skausmą, paleisim tą tamsą kartu pamažu ir atstatysim tavo vidinę ramybę. Ir gydantis energetiškai tu grąžinsi savo galimybę vėl pasitikėti, mylėti ir jausti saugiai. Ir kad jau tavo giminystės medis nebevystų, o imtų žaliuoti. Ir svarbiausia, kuo skubiau nutraukti tą skausmo ir neapykantos grandinę. Ir kad tu nešauni to toksiško bagažo į savo ateitį ir neleidi jam persikelti į kitus tavo gyvenimo žmones. Kada tu tampi stipriu, nes gebi mylėti ir gydyti jau kitus, kada tai buvo sunku tau. Ir jei jauties nuskriaustas šeimos rate, atmink, kad nesi vienas. Ir visada yra pagalba, yra kelias, yra šviesa į tavo gyvenimo ramybę. Ir tik kai leisi savo atsistoti, išsilaisvinti, būti laisvam nuo praeities šešėlių, nesvarbu, ar tai buvo mama, tėtis, teta, dėdė, senelis, senelė. Tu esmė, kad esi visada vertas meilės, saugumo, jausmo ir laimės visada šalia savęs. Kviečiu, jeigu tave palietė tavo giminės, tavo artimieji, kurie galbūt šiai dienai galvoja, kaip jie taip gali, kodėl jie taip elgiasi. Svarbiausia negvildenti kitų problemų, visada pradėti nuo savęs, visada žiūrėti, ko nori šiai dienai tu ir ar tu nori su tuo bagažu toliau gyventi ir jį nešiotis. Ir tikrai nemastykime, kodėl, vardan ko jis tą ar tą pasakė ar padarė. Esmė, kad jeigu tavyje šią dieną tai gyvena ir tau vis tai prisimena, tu turi imtis to, kad to nebebūtų, tavyje nebeliktų. Ir esmė tokia, kad energetikoje, kad viską tu su ta pasiryžimu
tą pačią sekundę grąžinsi atgal. Ir patikėk, atgal, gerai išgirdai. Kiti sako, oi, aš nenoriu. Tai nėra blogis ir čia nepriklauso nuo mūsų. Ar jūs to norėsit ar ne, taip yra visatoje. Taip yra. Kad kiekvienas žmogus, norėdamas, suvokęs, nesuvokdamas, ištarė ar pasakė kažkam kažką, visada atsakys už savo žodžius. Ir arba gerumas atsilygina gerumu, arba tai, kad tu paleidai iš savęs, tu gausi tą atgal. Ir čia patikėkit, jau nebeegzistuoja tokie, aš nenoriu grąžinti, arba kaip kiti sako, gal galima be bumerango. Ne, negalima, nes čia ne mes tą sprendžiame ir ne aš tą sprendžiu, nors dirbu energetiškai. Tas jau yra taip numatyta, kad tie žmonės, ką skleidė iš savęs, ir jeigu tu to buvai nevertas, jie atgaus tą pačią sekundę. tą pačią sekundę. Tai taip, kad kviečiu išgyti, kviečiu į šviesą. Aš visada esu šalia.